Lietuvos sveikatoje. Susipažinkite, tai geriausias jaunasis Europos mokslininkas. Tokį pripažinimą Kauno Dariaus ir Girėno gimnazijos moksleivis Povilas Kavaliauskas pelnė šį rudenį Helsinkėje vykusiame jaunųjų ES mokslininkų konkurse. Jame sėkmė lydėjo ir kitus Lietuvos atstovus. 2 Varėnos Ąžuolo gimnazijos mokinės tapo konkurso laureatėmis. Iš viso konkurse varžėsi daugiau nei 100 jaunųjų mokslininkų iš 38 šalių. Povilas konkursui pateikė darbą tema naminių musių vaidmuo platinant atsparias bakterijų padermes. Dar vaikystėje girdėjęs tėvų perspėjimus vengti musių, ūgtelėjęs Povilas nusprendė ištirti, ar išties jos gali pernešti bakterijas. Tyrimų rezultatai parodė, kad tikrai gali ir didžiausias pavojus yra tiems žmonėms, kurie gyvena netoliese tokių vietų, kurios yra stipriai užterštos mikrobais kaip ligoninės, tai yra, kurie yra ligoninių kaimynai, arba tiems, kurie gyvena netoliese nuotekų perdirbimo stočių. Povilas prisipažįsta, paroje stinga dar bent poros valandų. Jis jau tiksliai žino, ateityje norėtų tapti medicinos mikrobiologu ir tirti žmonėms pavojingus mikroorganizmus, nors jo darbo vadovė daktarė Rita Plančiūnienė sako, kad gimnazistas jau dabar turi ko išmokyti patyrusius mikrobiologus. Povilas aktyvus Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuoto projekto mokinių jaunųjų tyrėjų atskleidimo ir ugdymo sistemos sukūrimas dalyvis. Šitas projektas ir šiaip bendra idėja sudaryti sąlygas pasibandyti, ar tinki tokio pobūdžio darbui tyriamajam ar netinki. Ir kuo anksčiau sužinai, tuo geriau, greičiau apsisprendžia. Per 2 projekto vykdymo metus surinktos 4 idėjų mugės, kuriuose jaunieji tyrėjai pristatė savo mokslinės idėjas. Tačiau svarbiausia juose profesoriaus teigimu galimybė pabendrauti su žinomais mokslininkais ir pasitikrinti, ar atliekami tyrimai yra perspektyvūs. Dabar Lietuvos mokyklos aprūpinamos nauja laboratorinė įranga moderniomis mokymo priemonėmis. Tai mokiniams leidžia aktyviau domėtis mokslo paslaptimis. Tikimasi, kad jaunųjų tyrėjų programa bus tęsiama ir ateityje, kad Lietuva ir toliau ugdys geriausius Europos mokslininkus.